Kėdainių sporto mokykloje vyko 2010–2011 metų rajono mokinių olimpinio festivalio 5x5 mažojo futbolo varžybos. Pirmosios į kovą stojo mergaitės. Pirmąją vietą ir teisę atstovauti Kėdainių rajono zoninėse varžybose iškovojo Kėdainių Atžalyno gimnazijos moksleivės. Antrosios Šėtos gimnazistės. Trečios Akademijos gimnazijos moksleivės. Vyksta mokinių olimpinis festivalis ir tarp mokyklinės rajono futbolo varžybos 5x5. Vakar turėjo mergaičių varžybas, dalyvavo 6 komandos, buvo labai intriguojančių kovų ir laimėjo Atžalyno mergaitės, kurios atstovaus rajoną, reiškia, Lietuvos mastu ir žais tarpzonėse varžybose. Šiandieną turime bene daugiausiai komandų per kiek aš žinau futbolo, tai yra 10 komandų ir bene stulbinanti didžiausia naujiena, kad apskritai dalyvauja Dotnuvos mokykla, kurie apskritai ignoruoja mūsų festivalį ir niekur nedalyvauja. Taip, kad vyksta intrigos, įnirtingos kovos ir kas bus nugalėtas tikrai sunku pasakyti, nes daug yra komandų vienodo lygio. Dalyvauja ir Josvainė, ir Šėta, ir Krakės, ir Akademija, ir Rytas, ir Aušra, ir Paukštelis, ir Daukša, ir Atžalynas, taip kad apskritai visos rajono mokyklos. Pirmąją vietą iškovojo Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos berniukai. Finale 3-2. Tik po pratęsimo įveikė Aušros vidurinės mokyklos bendraamžius. Tretieji Kėdainių Ryto vidurinės mokykla. Renka mokykloje renka pagal tą amžių iš visų klasių savo jau geriausius žaidėjus, kurie aišku matyt lanko tą pačią sporto mokyklą, nes pagrindė matosi, kad yra jų, bet yra ir kurie nelanko tikrai pajungti vaikai ir tos mokyklos rinktinė tų metų dalyvauja šitam turnyre, kurį po to atstovaus rajoną.